Šįvakar šnekėsim apie du vyrus. Vieną, kuriam dar tik 10 ir kuris buvo priverstas per anksti suaugti. Ir kitą, kurio jau nebėra, kuris išėjo ir tą mažąjį paliko per anksti. Ne visko išmokė, ne viską parodė. Nebespėjo. Kai jis atvyko po laidotuvių jau kitą savaitę, mes klasėje skaitėme straipsnelį iš eilės ir jam toliau Džeraldas skaitė. Aš labai išsigandau, nes jis nebepaskaitė normaliai. Jis pradėjo mikčioti, skaitydamas. Kalbėdamas nemikčiojo, bet negalėjo taip suprasti, bet skaitydamas jis pradėjo mikčioti. Ir taip pradžioje ir tęsėsi, kol apsiprato vaikas. Labai pergyveno, labai. O dabar jau, šiek tiek laiko yra praėję. Ar matot, ar jisai truputėlį atsigauna? Atsigauna, keičiasi, bet dar kartais ir matau, kad suklususi, tiesiog žiūrint į kapinių vietą, būna tokie momentai, tikrai būna. O žymios vietos Raudėnuose, tai jam tik kapinės. Per pasaulio pažinimą, kad ten buvo tokia užduotėlė surašyti į žymės vietas, tai pirmoji vietoje jam buvo kapinės. Kas yra brangiausia palaidota. Jis labai mylėjo tą tėvelį, jam buvo autoritetas, be galo didžiulis ir dabar dar jis nešioja tą širdį skausmą. Jis neatvirauja, nesikalba. Tik Jurgita vis dažniau išgirsta savo sūnų vieną kambaryje ašarojantį. Bet abu susitarė. Tokiu atveju sako, kad tai sloga neduoda ramybės. Ir tik dėl jos tos ašaros kaip pupos rieda. Vaikai, žinokit, mes labai bijojom pasakyti tą apie nelaimę. Ir mes ruošiamės mokykloje. Aš vis tik nutariau, kad mes nesakysim. Mokykloje kažkaip išvažiavom, aš įsivežiau juos į mokyklą tą rytą, davėm ten tabletėlę pasitarę raminančią. Ir po to aš juos lydėjau namo ir Jurgitai pasakiau, tu turi pasakyti vis tiek, pati turi pasakyti apie nelaimę. Ir jie, man atrodo, kad jie nujautė kažką, tai ypatingai Džeraldas. Nes kai parvažiavom, jinai apsikabino juos, atėjo kaimynė kitą vietą, nes buvo labai skausmingas momentas, aš negaliu tiesiog, man liežuvis kažkaip nebūtų apsivertęs. Ir jinai tik trumpai pasakė, vaikai, mes nebeturim tetės. Ir tie vaikai tada nutilo, susigūžė tokie, bet jie nelabai suprato turbūt. Po to, kai vyko tos laidotuvės, tai Džeraldui buvo bloga, vienu žodžiu, jisai buvo labai keistas. Jam sudėtinga kažkaip žmonių daug ir tik žinau, kaip tą dieną laidotų, kai jau mes ten ruošiamės išlydėti, jam pasidarė blogai, jis nualpo. Ir ten mes jį pradėjom gaivinti, jis sako, žiūrėkit tą vaikelį. Po to jis pasidarė toksai kažkoks uždaras labai, bet taip, kad jis būtų visai, ne, žinokit, jis ir yra kaip vaikas, jie ir žaidžia, ir palaksto. Aišku, kažkas jam daros ir mokytoja turbūt man irgi kažkaip pasako, kad Džeraldas labai keistas būna, dažnai jis būna keistas. Jis tik labai saugoja savo mamą dabar, pradėjo labai saugoti savo mamą. Ir jeigu jinai išvažiuoja, o jinai turi išvažiuoti, reikalų tvarkyti, palieka kartais tą mažiuką, jisai labai laukia ir tiesiog bijo, kad jinai gali negrįžti. Taip, ir kada Jurgita buvo ligoninėje, tie vaikeliai buvo pas mane, aš buvau paėmusi, tai žinokit, Elaniukas mažasis priprato kaip savo namuose, jam ten buvo gerai ir visa kita. O Džeraldas kiekvieną kartą atsikėlęs jau sakydavo, reikia eiti man namo, reikia triušius pasižiūrėti šiltnamį, jis pats jau toksai. Ir kiekvieną dieną laukdavo labai mamos iš ligoninės grįžtant, tiesiog labai laukdavo. Ir tas tiesiog tas ilgesys toksai, nes nesaugumo jausmas, kad nėra tėtės ir mamos nėra. Tas rytas, kai Jurgita tirpstančiomis rankomis ir kojomis, vos sulaikydama ašaras, bet tylėdama, aprengė ir išlydėjo vaikus į mokyklą ir likusi viena klydinėjo aplink namus, buvo kovo mėnesį. Dieną prieš tai jiedu su vyru sužinojo, kad laukiasi trečiojo sūnaus. Ta paskutinė diena buvo kaip tik kovo 8. Tai tiesiog tas toks sutapimas. Mano gimtadienis buvo kovo 3. Mes nuostabiai atšventėm tiesiog ir kovo 8 buvo, žodžiu, jau echoskopą tą darė. Tai jisai vienintelis ir matė jį tada.
kažkaip jam rodė, o tas ekranas ten toliau jau man nebuvo kaip žiūrėti tiesiog į tą lėliuką. Nu, ir pasakė, kad sūnus. Tai sakau, bus krepšininkų komanda. Vasarą, sakau, sukalsi lentą, sakau, jau žaisi 2-2. Smagiai ir viskas. Ir atsisveikinam kažkaip. Tai paskubom tiesiog paskubom, nežinau, ten gal net bučka nebuvo, ten kažkaip labai staigi. Sakau, važiuoti, nevažiuoti, pati žadėjau važiuoti kažkaip, bet galvoju, čia nešia, ką čia su tais vaikais daro. Jisai ketvirtadienis lyg buvo, kad jisai išvažiavo. Ir sakau, vaikam dar į mokyklą, penktadienį, ką čia praleidinys tas pamokas, galvoju, nevažiuosiu. Turbūt taip turėjo būti. Jurgita neturėjo matyti to. Bet burnoje pajunti kartumo skonį, galvodamas, kad dievulis vieną davė, o kitą atėmė. Kodėl taip? Brolio kieme, savo pačių rankomis iškastame prūde. Kieme ten kieme tiesiog net per slengstį perlipus, taip galima sakyti. Nes ten tokia sodyba jie pasidarė kažkaip, kaip čia pasakyti, nusipirkė sklypą. Ir tą prūdą jis ten prasigilinęs pasistatė pirtį, uošvis jam ten pastatė. tą pirtį pagelbėjo, kaip pasakyti, ir jie tada visi kartu buvo. Ir jam ten, aš nežinau, man gal lengviau dėl to, kad aš nemačiau. Aš po šią dieną nedrįstu pas juos į svečius važiuoti ir tikriausiai gyvenime aš ten nebevažiuosiu ir kol jie gyvenamos vietos nepakeis. Mes bendraujam viską, bet žodžiu, nenoriu aš ten. Ir pats tas baisiausias, kad jam ir ant kiemo, ir brolis, ir dar, kaip pasakyti, kol atvažiavo jį ištraukti, tai praėjo gerą pusę paros, nes tai vyko prieš 12 naktį, o atvažiavo ištraukti ten apie pietus narai. Ir sako, išeini į kiemą ir matai ledas ir žinai, kad brolis ten guli po to ledu, tai jam ten... Tada tai iš tikrųjų buvo baisu ir aš stengiausi, kiek galima būti kartu, kažką tai tarėmės. Parvežė karstą čia ir mes laukiam kartu. Paskui vežė tą karstą į parapijos namus ir aš padėjau jai įeiti tą namą, paskui karstą, nes jinai neėjo klykė. Po to, kai reikėjo išnešti tą karstą jau laidot, jinai velnėjo. Vienu žodžiu, iš tikrųjų, labai ją paveikė, bet jinai kažkaip ėmėsi, jinai suprato, kad niekas nepadarys be jos, nes vaikiukai maži ir viskas, pagalbos nebuvo daugiau iš ko. Aišku, po to tai čia ir tos giminės ir draugai, visi bendruomenė labai padėjo. Visi, vienu žodžiu, kažkaip bendrom jėgom vyko tos laidotuvės. Ir visada galvoju, gal grįžo, bet taip mintyse taigi žinai, kad negrįž. Mes tokie, net ne vyras su žmona, draugai. Net nežinau, tas vyras su žmona toks man gal oficialiai labai tiesiog. O čia toks, jis man ir tėtis, ir mama, ir broliai, ir vyras, žodžiu, viskas. Viskas vienam toks, ką žinau. Ir jos seserim sakiau, kad sakau, jūs ten, nežinau, ir jų vyrai geri. Tokių nėra. Jis buvo meistras ir kiek mes kalbėjom, jis buvo savamokslis meistras nuo 14 metų. Jis išėjo, kaip sakė, ant savęs jau ir pradėjo mokintis tą amatą statybininko ir tapo tokiu rimtu žmogum ir daug yra namų pastatęs, kiek žinom, ir pats savo namą pradėjęs įsirengti. Vienu žodžiu, iš tikrųjų buvo geras žmogus. Ten ir indus išplovęs, ir valgyt pataisęs, ir vaikai juokės, kad šeštadienis mama blynus kepa, sekmadienį tėtis blynus kepa. Kažkaip tas toks ir. Vis galvojau, kokiais žodžiais apibūdinti Jurgitą. Stipri, ištverminga, visos mamos tokios. Joje yra kažkas, kas neleidžia jai subyrėti, sudužti, pasimesti. Rydama karčias ašaras, ji vis tiek šypsosi ir visiškai atvirai sako, man viskas gerai. Jinai niekam nesiskundžia ir jinai sako, kad viskas yra gerai. Jai yra gerai. Bet iš tikrųjų, kas daro širdį, tai jinai viena pati žino, bet aš tikrai žinau, kad jai nėra gerai. Tokių kalbų čia ir miestelė sugirdėjus, kad jinai nepergyvena. Jinai neverkia, jinai ten smagi vaikšto, žodžiu, ką žinau, neisi kiekvienam ant peties, visi savų problemų turi, aš dar savo užkrausiu.
Man reikia, aš nueinu į kapines, kada man blogai, sėdžiu į mašiną, aš nuvažiuoju ir ten mes pabūnam, gal pasišnekam, nežinau net. Ir viskas. Jinai stipri buvo, net nežinau, iš kur gauna jinai tų jėgų. Aišku, būna visko ir aš tikrai žinau, kad jinai labai dažnai paverkia, bet niekada niekam nepasako, kad jai blogai ar ten jinai verkia. Tik tai kaimynė yra kažkada sakęs, kad skambinu, va, Jurga visą apsiverkusi, o kai ateini, jinai su šypsena, viskas gerai, praeis, viskas čia tas, bet viskas bus gerai, jinai yra optimistė, tai čia didžiausias dalykas, kad žmogus yra toks stiprus.